Taip, žmonėm reikia vakarų, vienišų kam atsakymo į šitą klausimą nėra ir nebus gal. Vieniem, kad atsistot jėgų atrastų, kitiem, kad nuo bėdų pabėgti sugebėtų. O gal tik tam, kad pasėdėti vienas tyloje galėtų. O gal tik tam, kad vienas savyje vienatvę paslėptų ir galva sunkia neturėtų kam ant peties padėti. Bet užtenka man žiūrėti į tave, kad suprasčiau, kas yra jaukumas. Ir užtenka akimis tave man liesti, kad suprasčiau, kas yra švelnumas. Kodėl, kaip žodžiai pinasi, nebemoku jų išteidėlioti. O gal ir nemokėjau, apsimetinėjau, bet to ir nereikėjo. Be žodžių supratai mane, kai buvo man sunku, kai buvo lengva dalinau tau savo džiaugsmą. Kai būdavo sunku paimdavai dalį mano skausmo. Ačiū tau, tai turbūt nebuvo nei dienos be pykčio atkarpos. Atsiprašau, kad palikau, bet kitaip ir būti negalėjo. Pasaulis pasisuko mum į kitą pusę, nors ir dalinau save per pusę. To mum neužteko, kad galėtume kartu prabusti. Aplink tylu, girdžiu šaukimą tavo. Prisimenu, kai visa tai dar buvo mano. Išslydo man iš rankų laimę, kad ir spaudžiu ją savos dienos. Prisimenu 2006 vasarą, kai prasidėjo visa tai, ką aš galėjau pasaką vadinti. Nėra sunku man visko prisiminti, bet aš tikiu